Ankstyvą rytą mes atskubėjome į Kauno oro uostą. Kodėl? Nes čia keletą minučių pokalbiai su mumis skyrė skubių siuntų UPS įmonės vadovas Vladas Lašas. Įstojau į automatikos fakultetą, studijavau pramonės elektroniką, toliau dirbau universitete, kompiuterinės regos srityje, dariau mokslinį darbą, gyniausi daktarinę disertaciją. Skubios siuntos UPS atsirado iš tikrųjų iš poreikio, dirbant KTU, susisiekti su pasauliu. Kartu su kolegomis, daugeliu, tarp kitko, KTU absolventų, mes kūrėme šią kompaniją Lietuvoje. Tai 100-metė Amerikoje kažkada įkurta keletų žmonių su $100 kapitalu kompanija, kuri dabar atrodo kaip visas Kaunas, 400 000 darbuotojų pasaulyje. Dar ne taip seniai niekas tuo netikėjo, kad aš sakiau, kad tai mes padarysim. Tam, kad tokia sistema veiktų, reikia netgi daugiau ne logistikos specialistų, o informatikų, kadangi informacinė sistema UPS sistemoje yra galbūt pati svarbiausia ir didžiausia investicija. Mums reikia žmonių, kurie susigaudo technologijose, kurie žiūri plačiau, aukštyn, kurie supranta, kodėl ir kaip skrenda lėktuvas, galėtų ne tik tai suprasti, kaip veikia skaneris, bet ir pritaikyti tas technologijas dar geresniam, greitesniam siuntų gabenimui, pristatymui. Pajauskite tikrai tai, kas jūs veža, uždega, kas jums įdomu ir darykite tik tai, siekite daugiau, negu daugam atrodo galima pasiekti. Manau, kad į KTU turi stoti visi, kurie uždega technologijos, kurie nori padaryti daug ką patys. Nebijokite svajoti. Žinokite, kad tos svajonės gali išsipildyti.